Nereikia intro, pisučiant savo pastatyto ritmo. Pats kartą įdėjau ir tą hardstyle kiką, o ten pas tave mintis nekyla, girdėjau. Tai aš čia vapšė pastangų neįdėjau, kad pažadinti numirusią dvasę. Kas buvo savi nebekanda, vadinas propaganda padarė savo darbą. Ar tiesiog apsupto žmonių, kurie nieko nebando. Kūrybė subtilesnė negu gyvenimas ant pinigų bando. Trūksta minčių, žiūrėk į medžius arba į savus. Vis tiek iš vietos neįdo, tai skirtumo nebus. Eik pasikalbėk su vėjus, tau neatsakys ir neduos idėjų. Nes gyvendami tarp lėlių pamiršom kalbėti dievulio idėjom. Išaugai iš pinigų temos, reikia jausti savo problemas, nes kitaip pastriksi dievui nepadės. Tai kas tu per baudėjas? Atsakymų tau neturiu, bet viltį turiu, kad dėdulė ne robotas tu. Kūrybos nenusipirksi, tai natūraliausias jausmas, ne pinigam išvaistyti. Broliui žadinti arba vaizduoti skraidyti. Reikėtų to fantazijos paskaityti. Istorijos, kurie judino vaiko širdį. Nusim gangsterę kaukę ir pradėk apie tai, kad žmonės netiki rašyti. Taip apsivilksi reperio paltą, jis tau aptengs pečius kaip šalta. Patarčiau Tomo ir Karūnos klausyti, jie apie tavo motulę Lietuvą mėgsta rašyti. Gal pamiršai, kad dėl repo skaitimo tu jį rašai. Repas šiais laikais kaip spalva, Amerikoje tai vadinasi juoda oda. Bet pas mus problema ta pati, kiršiu mumis ir programuoja lyg būtume NPC. Tai tu apsižvalgyk ir rašyk tai, ko nematai, poka kad paskalai. Nes rimčiausi, kurie yra klausai.